Mes šiandien susirinkome dėl to, kad mes protestuojame prieš Lietuvos teismo sprendimą atiduoti Drąsiaus dukros Stankūnaitei. Kaip matote, žmonių susirinko gan nemažai. Būtų gal ir susirinkę daugiau, tačiau šis susirinkimas buvo organizuotas šiandien 3 ryto. Todėl mes labai džiaugiamės, kad iš tikrųjų tiek žmonių atėjo. Mėly lietuviai, broliai mūsų ir seserys. Mes esam čia, Londone, todėl, kad tėvynei mūsų nebereikia. Pažiūrėkit, kas darosi Lietuvoje. Pažiūrėkite, kas yra padaryta su Drąsium kėdžiu. Žmogus yra, nevyniojant žodžių vato, nužudytas. Savo mirtim taip nemirštama. Tai yra smurtinė mirtis. Kodėl jisai mirė, aš tikiuosi, kad mes sugebėsime rasti teisingą atsakymą. Mes visi kartu. Jūs Lietuvoje ir mes šį čia spausdami valdžios institucijas, kurioms mūsų visų gyvenimas yra visiškai, nevyniojant žodžių vatą, kaip jau sakiau, visiškai dzikite dėmesį, kad Lietuvoje prie kėdžių Vienskų namų susirinkę žmonės daugiausiai yra vyresnio amžiaus. Kodėl? Todėl, kad visi jauni čia. Todėl, kad Lietuva geriausių savo sūnus ir dukras išstumė lauk. Ir iš tikrųjų tą daro ne Lietuva, ne tėvynė, o ta valdžia, kurią patys dar jie išsirinko. Apie tai iš tikrųjų reikia kalbėti, reikia galvoti ir nesustoti pusiaukelėje. Mes renkame parašus nesutikdami su tuo, kad ketinama atiduoti Stankūnaitei Kedžio dukrą Deimantę. Mes Jungtinėje karalystėje gyvenantys Lietuvos piliečiai reikalaujame viešumo ir objektyvumo gandais apaugusioje Kauno pedofilijos byloje. Uždaro teismo sprendimas perduoti dukrą Stankūnaitei, kol neįvyko pagrindinio kaltinamojo Andriaus Ūso teismo procesas, mums atrodo perdien tikrai skubotas ir grėsantis vaiko saugumą. Procesai apnuoginę įsisenėjusias teisėtvarkos sistemos problemas negali būti palikti aklam instrumentiniam procedūriniam problemų sprendimui susikompromitavusių visuomenės pasitikėjimą praradusių teisininkų rankose. Visuomenė turi teisę į objektyvę, nešališką informaciją ir viešo intereso gynimą. Todėl reikalaujame skubaus Lietuvos prezidentės, Seimo ir vyriausybės įsikišimo, nes vaiko, žmogaus ir visuomenės teisų ignoravimas ir pažeidinėjimas toliau skaldo visuomenę ir dar labiau griauna visuomenės pasitikėjimą valstybinėmis instancijomis. Pasirašo visi dalyvavę suaugusieji su atsivestais mažamečiais vaikučiais. Visiems pagaliau reikia imtis po mažą dalelę kiekvienas, jeigu kažką padarys nuo savęs, tai tikrai nebus jėga. Net du žmonės kartu yra jėga, o po vienas tai ką mes čia galime padaryti? Niekada mes nieko nepasieksime. Priklausomai nuo rytojaus įvykių Kaune esame ir toliau pasiryžę rinktis palaikymo ir protesto akcijoms. Visus kviečiame sekantį sekmadienį rinktis Londone prie Lietuvos Respublikos ambasados gegužės 23 dieną 2 valandą Londono laiku. Ačiū.